Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Mėlynosios kortos pasiūlymų tikimasi, kad ES bus pritraukta kvalifikuota darbo jėga, suteikiamos jai sąlygos atvykti trumpalaikiai, bet tuo pačiu ir pasilikti ilgalaikiai. Pasiūlyme teigiama, kad nebus protų nutekėjimo, o vyks protų grįžimas atgal cirkuliacija. Tai mažai tikėtina. Kaip atrodo pasiūlymas vystomojo bendradarbiavimo politikos kontekste? Įdiegus mėlyną kortą, iš besivystančių šalių išvyks specialistai, kurių parengime dalyvavo ir ES, ypač iš jautriausių sričių – švietimo ir sveikatos apsaugos. Tų specialistų trūkumą matyt turės padengti mūsų šalių savanoriai. Tuo labiau, kad prie etikos suteikiant mėlynąją kortą, nekviesti specialistų iš besivystančioms šalims jautrių sektorių neprisideda Jungtinė karalystė, Airija ir Danija. Tokiu atveju iniciatyvos remti besivystančias šalis atrodo nenuoširdžios. Matyt, vis tik tai dominuoja verslo interesai. Realiai mėlynoji korta gali atnešti besivystančioms šalims didelių intelektinių nuostolių. Ačiū.